O pačiam išlaikyti visą tai yra labai sunku. Nei kart nemačiau tokio bairio, jūs man pakomentuokit būtinai serijoje. Zdarova, bičiuliai, nu ir ką, trečiadienis. Nuotaika šiandien jau gerėja. Vakar, kaip matėt, nupirkom, kaip ir minėjau, nupirkom Toyota. Dabar važiuojam pas Robertą paskolinti savo pompą, nes kažkam paskolinau pompą ir pompa kažkur dingo, karočiui. Pompa, aš nežinau, kur ta pompa. Vislaik paskolinu kažkam ir prapuola. Nesvarbu. Ką noriu pasakyti, vakar išvarė bratką. Iki 9 prasitrynėm, tą nupirkom, nėra darbų, visi varom namo. Ir netyčia išpuolė 2 automobiliai su vairais bardačiokė. Ir aš jas nupirkau. Nupirkau ir abudu už 365. Išpjoviau iš jų katalizatorius. Nu, nes ten jų nereikia. Ten šrotam tos mašinos. Ardymui. Tai už 1,4 už Hyundai, aš jums parodysiu dar. Už Hyundai gavau 1,4 sutarėm užstatau. Rankpinigius jau man pervedė. O F10, 2 litrai, sedanas, automatas irgi jau gautas, nu, užstato jokio negauta, bet jau gautas sutikimas, kad čia pažįstamas, kas ardo automobilius. O ardo automobilius BMW Dalis Edgaras, galiu paminėti, nes man kaina da padaro geresnė negu visiems kitiem. Tai su Edgaru aš jau sutaręs tą automobilį, kad jis paims už 2,7. Nu, manau, iš tos visos varkės turėtų likti apie 5-600. Tai vat, kas nėra blogai, dėl to pas mane tokia nuotaika gera. Kuri kainuoja 1250 eurų, įsivaizduojat? Į Afriką. Sena Toyotka. Gerai, kapotą galim uždaryti, man atrodo. Nes iš karto kūriam ir šaunam su ją. Tai va tokia Toyota. Всё, Toyotka gražuolė. Brolislavas. Ką pakomentuosi? Kaip savaitė šitą? Normaliai? Prasideda dar, tik man patinka šitie žodžiai. Tai va, ką norėjau parodyti, augi šitus aparatus. Vakar nupirkau šitą aparatą ir nupirkau šitą aparatą. Šitą dabar va vežu pas Edgarą BMW Dalis atiduot. Tai kam reikės dalių, kreipkitės. O šitą aparatą gavau rezervą, atvažiuos 8 vakare pasiimti. Tai va, tokie aparačiukai. 2. Ir jau jie parduoti. Kiek liks nuo į pliusą, pasakysiu galutiniam rezultate. Tai va, sėdam į mašiną, važiuojam ir pasijungsim pas Edgarą. Arba ne. Per šitą va žąsiną, va šitą. Čia mano geriausias draugas. Bijo man paskambinti, dabar sako, tu čia sužvaigždėjęs. Aš irgi noriu būti žvaigždė. Bijo man paskambinti, paprašyti, aš netyčiais Arčys man paskambina. Ką veiki, čia pašnekėjom, yra darbų, bet palikau brolį atsakingą, vos raktų nepamiršau paduoti pučkai. Ir vienu žodžiu, yra darbų, bet jis vienas važiuoja į Klaipėdą. Jis čia po sunkių ligų žmogus pas mus, sergantis, gaila mane vieną paleist. Važiuoju ir aš. Važiuojam mes ne su kuo kitu, o važiuojam su tralu. Šiandien mes turim trečiadienį. Važiuojam su tralu. Aš paskaičiavau, kad mes grįšime apie 3 nakties. O 6 ryte aš keliuosi visą laiką į salę. Nu kai visą laiką stengiuosi, jau 4 savaitę keliuosi, einu. Tai aš jums parodysiu video, kada aš grįšiu namo laiką ir kada kelsiu į salę. Ar pavyks man atsikelti į salę po 3 valandų. Taip, kelionė prasideda kokia? Į Klaipėdą turim 18 km2. Parodysiu, kada grįšiu ir parodysiu, kada eisiu į salę. Tikrinam skystį. Gal atminėjai kelionę, a netyčia? Nu ką, šokam į Tralimantą. Senais iš tų brūdų nevažinėjau. Saliarką pravanelinsiu visas. Ką, rankinį trauksi? Rankinį pakišęs buvo, ne? Va, palaikysiu. Nu.
Ага. Nu ką, Erikai? Все, погнали. Pagналį? Ką tu be manęs darytum? Vienas vargšas, ligotas žmogus važiuotų į Klaipėdą, jeigu manęs neturėtų savo geriausių draugų. Kas yra? O, telefoną pametė, visi ženklai rodo, kad nevažiuot. Tralas net nenorėjo kurtis, buvo įsikrovęs akumas. Dabar telefoną pametė, gal tau paskambint? Давай. Nu ką, esam kažkur jau nuo valandą iki Klaipėdos. Vo bamžulė langus apipilinėja. Šitas pusę kelio mane Marino vairavau, karočią, nieko nematydamas. Šiui prakeikiau, žinokit. Nu dar ne, bet nedaug trūksta. Kelintą mes neišvažiavom, aš jums rodžiau. Kol kas turim. Taip, opa, fokusuojam. Kur mano sumuštinis? Ko čia nesufokusuoja? Nefokusuoja ekraną. O. 8:07. Tai dar liko kažkur važiuot, karočią, valandėlę plius minus. Tai va, aš vairuoju, nes Erikui ten su kojom problemas. Gal jisai turbūt vairuos, arba gal ir aš, jeigu nieko nenupirksiu. Tai ką, pasiėmą Aiva rankinį pasidėjom, nesgi rankinio nėra. Tai rankinį šaunam į mašiną. Rankinį dedam, šokam už vairo ir gazuojam toliau, biški langus valo. Valanas atvairavo kaip geras draugas, geriausias Eriko. Va, 10:11 mes jau čia. Einam žiūrėti automobilį, žmonių negąsdinsime, žmonės pagyvenę. Nu ką, vyksta pasirašomieji krovimo darbai. Oi, pavargau negaliu, tai va, tai aš stoviu žiūriu. Erikas ruošia traliuką užvažiavimui. Tokia va Volvytė nupirkta. Iš viso automobilis yra be defektų. Tokia Volvytė, galvoju, galbūt pasireikia perpirkt, bet dabar derimės kainą. Kas čia pačiacholais, vat mane labai domina, kas čia pačiacholais. Aba, pačiacholais čia kaip ir nesuplyšė, tik biškį gal murzina. Važiuosi centralą, ponas. Gazuok, 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 gazuok. Į mane. Nu, į mane. Nu, važiuok, važiuok, važiuok. Nu, važiuok, 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 važiuok. Tiesiai, tiesiai, tiesiai ratai. Va, tiesiai, tiesiai. Tiesiai, 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 tiesiai. Dar. Dar biški, все. Nu dar biški. Labas rytas. Žiūrėkit, ką mes veikiam. Ai, palaukit, aš jums parodysiu, kiek mes turim valandų. Oi. Turim 3:30. Ir iškraudinėsim Volvą. Iškraudinėsim Volvą, žiūrėkit, pataviškių radiacija. Matot? Tokia žiauri radiacija. Ten šviečia, pizdės tie ekologiški pomidorai. Ir agurkai, kur per naktį užauga. Iškraudinėjom Volvą dėl to, kad čia va netoliesi mano brolis gyvena. Ir nenaujiena, brolis dirba su manimi dabar, tai va ten reikia darbinės mašinas. Ne darbinės, ten reikia to Vilnių kažkaip atvažiuoti. Tai iškraudinėjom, paliksim jam patyliai raktą, kad jis rytoj atsisėstų ir atvažiuotų su Volvo iki Vilniaus. Man 10 reikia tam susitikimas, o brolis pardavė Mersą. Pardavė tą Mersą, kur pirkom kažkada čia. Jau šiaip senokai, prieš 2 ar 3 savaitės už 2,2. Tai pardavė už 2,6. Čia sumažinom kainą. O tai ten liko 400, dar ten per pusę, po 200, tai vat tokios tokelės. Greitas vakarinis kontentas, važiuojam, žiūrim, kad katinų nesuvažinėt. Ką jie ten daro? Trečias ateina. O trečias ateina. O jie ten seksu užsiminėja ant kelio. Važiuok į priekį biškį. Oi, zasadys ten nori jai.
Važiuok į priekį, biškį, mane pritraukia kamerą. Viso jau. 3 katinai, grįžo vyras, aiškinsis dabar. Šia pagaliau aš einu namo. Ir turim... Kiek valandų? Sakiau, 4:30. Salę kelti 6. Tai salę neįsiu, nes po 2 valandos pamiegos bus visa sugadinta diena. Tai pamiegosiu iki kokių 9 bent jau. Ar 8, nes paskui turiu susitikimą 10. Tai vat nelengva ta perikūpų duona. O iš Eriko nupirkau Volvą, sakiau, ne? Už 1,8. Manau, už 2,3 jinai lengvai išeis. Labas rytas, pažiūrėkit, kas čia toks. Ogi ponas Robertas, naujas Volvo savininkas. Nupirkau savo gerą mašiną. Tai jūs įsivaizduokit, nebereikalo šitą Klaipėdą važiavau. Ir va, Robertą sutikau, Volvo yra parduota už 2, užpliusinta 400 eurų, galima 400 euriukų, galima važiuoti toliau. Gavom pasiūlymą Mercedes A klasės, paskambino didukas pasiūlė ir įsivaizduokit, žiūrėkit toks baris. Dar taip 5 metus dirbu su mašinom, nei kart, nemačiau tokio bairio. Jūs man pakomentuokit būtinai serijoje, ar jūs matėte tokį dalyką. Nu pažiūrėkit. Dėžė yra mechaninė. Matot? Mechaninė. Nu, mechaninė, va. Juda viskas, jo. 5 bėgiai. Jūs man paaiškinkit. Kas čia? 2 pedalai. Kaip taip? Pusiau automatinė. Pusiau automatinė. Aš pusiau automatinė galvoju robotas. O čia kaip taip? Tik tai gal pirmą, aš neparodžiau išsukti teisėti, kad mažiau per tos bordiūrus. Jo, gerai. Žinai. Jo. Nelipk, nesiesk dar, kur bordiūrus išvažiuos. Nu, imsit ar neimsit, man darsit man. Bet tamas, aš pirmą kartą gyvenime... Problemų nebuvo. Aš pirmą kartą gyvenime tokį cirką matau. Bet, žinok, aš jaunu į automatą, ar aplenkimų, ar ką. Ir ką čia va jungi, stabdį ir važiuoji? Ja, nu, stabdį nuspaudė, jungi, atleidė ir pajėk. O dabar kaip man antrą jungt? Nu, tiesiog atleisk gazą. Taip kaip su mechaniku. Supranti, tik tai, kad nereikia sanką bus minti. Ten turėtų būti valytuvai. Pajaus kaip panaina. Aš nematęs tokio bairį. Nušakęs. O su jau užgesti įmanoma? Ne. Ai, neįmanoma. Neįmanoma. Tame reikalas, kad čia yra. Užgesnį ant 4, jeigu sustosiu, ir sustosime. Vobo mašina. Eina kaip biti, kad dėk, nebijok. Gal į kitą pavarą. Nu, tu Žaltys. Patlap. Atsiprašau. Viskas gerai. Aš esu main, žinot. Žinau. Geras durnis. Varyk aplinkui atvažiuosi. Dabar to apžiūros gal neturi, draudimo gal neturėti nesavo. Tas tai yra dokumentas, pagrindas. Pirms Gaspadoris. Buvo važinėjai. Buvo tiek ant pravažiavęs, palauk, neapžinau. Aš kažkoks abelis nori išvažiuoti, žiūrėk, su tanku. Žiūrėk, kaip mane užšitė kūnas. Man reikia, kad nepastatyta tiek ant asfalto pastatą. Supranti, su savo tankais negali per bordiūrus važiuoti. Nu, negali, kas per liaudis dabar yra. Eik užpakalį pažiūrėk, bagažinė parodys. Supratau, kiek jūs norite už šią pinigų? Nu, norėt, kažin ką, gali jūs pasakyti, kad nesikalbėsit net, ką pasakiau. Nu, tai žinai, aš ir žektelėjau, aš turiu tylėti. Aš pažiūrėjau, žinai, nu, čia reik logikos turėti, čia yra verslas. O ką aš jau, tu ką aš važiuoti nebegaliu, na. Nu, tai kad... Nu, tai. Dabar pardavinėsiu, na, žinai, tiek dar
Не проти, atsiprašant. Nu, kad... Žinau. Kaip sakėt, jeigu 6 gali duoti, ar nenori duoti. Surūdijus jinai, žinokit, nenori, žinokit, 6. Visus priedus viską atiduoti. Čia yra mano surūdžio surūdžiai. Jo, bet... Aš esu užkėtas, bet pareikė paskui. Nu, aš nieko neslėpiau, suprantu, kadangi napurkšta buvo, tai suprantu, va, pravom dar yra ten dokumentai. Va. Technikinė čia iki balandžio, jo? Jo, Reikia yra, varyti. yra tenai, toj knygoje. Supratau, tam, žinokit, aš daugiau už 400 nepasiūlysiu. Tik tiek galiu pasakyti. Jos pardavimas 600 su technikiniu nauju. 6-7. Jo. Nu, pažiūrėkit skelbimas, aš apgauti jūsų Nu, tikrai tai nenoriu. aš žiūrėjau, Man to nereikia, žinot. Tiesiog radz interesą, kaip aš sakau. Nu. 4 galiu sumokėti. Daugiau, nu, ta prasme, 100 vis tiek norisi uždirbti, technikinį pereik. Nu, jo, dar. Galioną nupirk, uždažyk. Ta norėsit Nu, patvarkyti. reikia, jo, nu, kad atvažiuotų kažkoks, Taip, kad jau kad nupirk. medenu atsiprašau. Taip. Daug norėsi iš vis nieko negausi. Nu, tai... O tai čia irgi, žinai, reikia mąstyti, nežinau, tiesiog ir atidomus. Niekas čia nebeprižaisiu jau save. Tai ką tamsta darom? Nu tai sakau, čia tiesiog... Čia, žinai, gal proto ribose reikia ir daryti. Čia žinokit, aš sakau, aš nei ką... Ir paskui aš atsisakysiu, yra kiaulystės dėsnis. Jo. Jeigu žmogus pirmas, kuris ėmė, yra Jo. sakai, Jo. tai pardavinėsi, žinai, tik kol nusprūks. Taip, va čia Gal taip ir darom. auksiniai žodžiai. Ja. Gerai, tai... Nes aš jau patyręs gyvenimą. A kur ten tie ratai atsarginiai, kas ten? Suprantate, čia... Čia kažkur važiuot reikia? Jo, A, tai čia tada- pas mumis rūsių A, nėra. tai tada nereikia, einame. Opa! Sako, kaip man iškrapštyt? Nu, Romanai išiminėk, aš pafilmuosiu. Turim penktadienį šiandien ir veiksmo 0. Kaip matote, jeigu pirikūpų yra daugiau negu 3 šalia, vadinasi, veiksmo nelabai yra. Tai va, tai Romanai išiminėk, nu. Tai gerai, štuką duodu. Čia ir dabar su šita bala. Tinka? Be katulių. Ha, tai kam jinai reikalinga be katulių? A, Romanai? Ne, be katulių. Su katuliais? Ne. A? Ne. Su katalizatoriais? Ne, be. A? Be. 600. Štuka ir 600. be katulių. Parukam? Ne, Romanai. Žiūrėk, aš tave, Romanai, filmuoju, klausyk. Išsivalyk nosį, ar girdi? Alkoholis neišsivala. Tai va taip ir linksimės penktadienį. Tai išiminės ar ne šitą šūdą? Ne. Aš turiu piršnes mašinai, galiu tai išimt. Čo, blėt, kad nahoj apduok kabelį. Čemu? A? Va. Ложишь, достанешь... Čišiuk čižyklą mašinai. Pačiūžas turi? Aha. Čia gerai. Gerai. Langas tas nesilaiko už tą. Pačiūžas turi? Turiu. Galima čiužinėt. Važiuosim į Kauną pirkti BMW 46, sedanas, faceliftas, juodas. Tai va, už 1000 eurų. Sako, daugiau žmogus nesuleis. Nu, 1000 tokia savo kaina. Nu, kaip tokia. Gal ir nebloga kaina. Jeigu adekvačiai važiuoja viską, tai kažką užpliusinsim. Kažkai Vilnių nelabai yra varianto, kažką uždirbti vis tiek norisi. Tai va, tokie va reikaliukai. Vienu žodžiu, važiuojam į Kauną. Gal kažkas matys, gal ne, penktadienio vakarą sudegė mašina. Už Elektrėnų link Kauno autostradoje. Visa autostrada stovi. Stoviu ir aš kamštį prilėkė bičiukas per dešinę. Įrodo, su BMW pirmuku, dėkingas jam. Važiuok, sako, paskui mane. Žinau, kaip apvažiuoti šitą reikalą. Tai turbūt žino, kaip apvažiuoti kamštį. Tai visai malonu. Malonu, aš net nežinau, iš kur žino, kur aš važiuoju. Bet vienu žodžiu, faktas tas, kad žino kažkokią apvažiavimą, kaip apvažiuoti tą kamštį. Malonu, vat, kaip atsitinka tokie incidentai. Nu, ten incidentas nemalonus, kur mašina kažkokiam žmogui sudegė. Bet malonu, kad privažiavo, papipsina rašą, važiuojam, tai parodo. Smagu, smagu. Tai dėkingas bičiukui su pirmuku, pilkos spalvos.
FHT valstybinis numeris, skaičių nesakysiu. Ačiū tau. Pažiūrėjom Kem 6 ir Kem 6 mes nenupirkom. Nori štuką galutinį. O štukosios visai nevertas. Nematėm, kad kėbalas balionėliais ten uždažytas, visas perdažytas ir taip toliau. Tai mums netiko. Jaunuolis nesiderėjo. Tai važiuojam. Ko čia čipsi? Važiuojam atgal į Vilnių. Turim dar Vilnių variantą šūdalempį pasižiūrėti. Čia Kem 6, bet kupė. Mes jį vadinom šūdalempį. Tai važiuojam dar šitą variantą pasižiūrėsim. Ir tada, jeigu nupirksim ar kažkas bus įdomaus, būtinai prisijungsim pas jūs. Ko tu man šitai per tą mikrofoną prikišai? Va toks penktadienis. Pagaliau galimai gal išvažiuos mūsų Pajero. Ir vakar nupirktas Toyota Land Cruiser. Ima abidvi, važiavę vyrukų iš Ukrainos. Keliaus į karą, kuris niekam nereikalingas. Ir norisi visiems, kad greičiau baigtųsi. Tai yra toks penktadienis. Rodau 2 džipus. Rezultatą pasakysiu paskui. Nu ką, bičiuliai. Parduoti tie džipai. Ir tą Pajero, kur pirkom labai senai, pardavėm už 4,5 tūkstančio. Tai nuo jo liko kažkas apie 2000 po štuką eurų. Tai biudžetą plius štuką. Visai neblogai. Ten tas džipas buvo kaip ir draugelė, tai ten nesiskaičiuoja niekas. Bet džipas pardavėm Ukrainą ir tas to mes užbaigėm šeštadienį. Noriu jūsų paprašyti, kad visi follovintumėt mano kanalą. Labai mažai turiu followerių. Ir palaikintumėt. Laikinat patinka, bet followerių mažai. Tas mane labai liūdina, neteina jokia reklama pas mane dėl to. O pačiam išlaikyti visą tai yra labai sunku. Čia kainuoja pinigus viskas. Aš pats nemontuoju, pasimtik montuotoją, viską tai. Tai tiek reikalų. Automobiliai parduoti. Testomų užbaigiam šeštadienį ir šitą savaitę. Jūs vis tai pamatysit jau šį sekmadienį. Žiūrite jūs dabar. Zdarovo, rебятос! Ну ką, šnekėjau, tada neritėjau nesąmonės. Nėra varkių. Pamiegojom, biškį pagulėjom, viską vakavos. Nuėjom, pasiėmėm. Buvo Robertas užsukęs pas mus prie degalinės ir gyklos pagėrė. Ir užgaudžiau variantą, kaip sakoma. Užgaudžiau variantą. Blemba tik va, kad kamščiai, tai čia taip lievai, kad nebegaliu net. Užgaudžiau variantą Švenčionyse. Švenčionyse užgaudžiau BMW S60. Susidariau už 3000, pervedžiau užstatą. Įdėjau už 3,7, iš karto už 3 sutariau. Nu ir važiuoju pasiimt, karočią. Ir kui vien tik dėl to, kad aš jums parodysiu jį, nes labai graži spalva vėlėtinė tokia, bet manau kažkaip jau kaip ir nėra. Tai tik dėl to. Nu, žiūrėkit, jūs su Romaną atpažįstat, jisai dabar žvaigždė. Davai inspirsim į Romano mašiną, a? Erikai, spirk. Ko jį tokia supuvus? Laužai mano mašiną. Ko jį tokia supuvus? Tokia aš pats sulaužysiu. Ko jį tokia supuvus, Paper, va. Reikia kažką su ją padaryti, davai. Bля, bet čia nuo kalno nenuridensim, ne? Galim. А? Людзів нема. Давай. Ну. Давай попробуем. Только зона. Деревья, карта, шипит, масло вылеется, блядь, потом. Может не купи? Ну давай съезд пойдем. А ведь что ты, станешь, что ты
За що? Бажок, Чисто для контента. з'їжджай, ну. Ну, люди ходять. Бабці зб'ємо. Але то є ж тип, і повісиш машину на тралері за свій счет. Ромка, давай трохи побрикам її. О, давай, Ромка. На кришу залезь. Посуки зачни. Посуки зачни. Залезь на кришу. Ну давай, ну. Давай. Чему? Ти дорого цинкоти з парней? А? Ну 60 купить по тому Ромке. Давай съедь медленно, я пофильмую. А? Давай съедь медленно, я пофильмую. О, бички стога селінка. Катула вже в мене машина. Бички стога стужаки лінка. Саме файне було б криша тут пиловець кабрик зробиться. Давай з'їдь, Ромка. Я куплю, если це у тебе. Если це куплю у тебе. То машина з'їжджає. Я не съедь, ну медленно, ну посмеемся, зафильмуем. Ну давай. Давай. Ну то ку... Щось Жаль. а не? Жальтіс. Патла, блядь. Це прошов.